taip va. Da pavyks gal ir su batais nulipt. Nu, bandom. Opa. Nenuneš miškirės. Nendryną iš ten. Gal pasimsim taip. Jo, matau, kad su batais reiks nusmaut, nes pribėgs tiesiog nuo irklo. Gerai, kad yra vietos. Gale. Adams užteks į priekį. Sveiki. Susitikom po ilgą laiką vėl ant vandens. Šį kartą upėje. Išmėginsim kajaką. Pirmą kartą ir avižadrebį ir kitaip super ultralaitą. Tai žiūrėsim, turim valandą laiko gerą kokią, tai žiūrėsim, kas čia gero gausis mum. Senai buvau, pasilgau, senai filmavau. Tai matysim, žodžiu, nieko nelaukia, daro metimą ir žiūrim. Nu, naudosim tokius museliukus, sudėjau kažkokią kirmelytę biškį be uodegos. Biudžetinis kotelis visiškai. Žiūrim, pirmą metimą darom. Padėl apaku šitos. Matysim čia. Stabdis gerai. Jo, biškį per greit pervedžiau. Galim biškį ir arčiau mes, nebūtina ten. Oho, dar neblogai kirtam kažką čia. Kas čia koja, šapalas, koja. Eik, savo, ir tas pagauk dar didžiausią žuvį ant avižadrebio. Jūs tik pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit, kokią koją. Ta prasme, didžiausia koja ant avižadrebio. Wow. Nu, va, firminiai. Va tokie. O, didesnis šį kartą šrekas. Jo, linksma žvejyba. Gerai, kad vėjo nėra. Jis kaip ir pranešė šitą pusę vėją, bet... Oi, susisukė viršūnė. Na čia jau, su avižadrebiu dažnai būna, jei kažką tik pakelia aukščiau meškerę, iš karto ragas viskas susisuka. Ratai susisuka. O apie meškerę tai ryte yra kastrėlio kastingas, o kotas pigusis 3 dalių, kad galėtum čia realiai ir kuprienį sėdėti, yra mifino ir spinas. 1,8 m, 0,2-0,8 gramo. Nu čia super biudžetiniai kotelis ir rytė, o žilka nebeatsimenu, bet yra 0,2 pagal japoną. O. Toliau firminiai. Šiaip pirmą kartą žvejoju, prisipažinsiu, iš kajako, valties su avižadrebiu šituo, nes visą laiką esu nuo kranto gan lengva, o dabar, kadangi čia labai super viskas lengva, tai kartais tiesiog tave neša šiek tiek srovė ir to masalo praktiškai giliau sunku pravesti, o ant tų žodžių. O šį kartą didesnis turbūt ešeriokas. O, čia. Nu va, taip įtraukiam. Iš po medžio. O, atsikabino ešeriukas, net jeigu vienas yra, bus ir daugiau ten. Šiaip labai galiu pasakyti, smagu žvejybos būdas. Žiauriai smagu, kad
Ir tokie ešeriukai, oi, tikrai jaučias smūgiai viskas. Da, jeigu būtų turbūt geras kotelis, tikrai geras, koks japoniškas, tai iš vis jau čia būtų smagu. Tik labai mane srovė neša. Bandom toliau. Tiesiog, galbūt pasimti iš mašinos pamiršau, kažkokį pamiršau pasimt skuduriuką, nes jo rankas nuo šitų žuvų mažučių, tai jo visas gleivėtas iškart. Nu, imk. Ne, civijo ešeriukai neima. Čia. Na. O. Nu, šitie šprotai tai jo eina. Kaip ir minėjau, labai nepatogus irklas, nes viskas realiai bėga ir lašo ant valties. Kaip ir minėjau, viskas lašo kažkodėl nuo irklų nešia, kaip aš manau, čia turėtų būti kaip irklintės kažkas. Tai nežinau, viskas bėga ant kojų iš karto, tai jo, reikės nusipirkti normalų lengvą aliuminį irklą, o ne šitą metalinį, nes manau, kad čia yra, gal aliuminį čia nežinau net. Nes čia jo pilna valtis būna vandens. Ir ką dar čia pasakyti norėjau. Ir šiaip žiauriai patogu, tik sėdynė pati irgi įtempi ją, atloša, šiek tiek atsilenki ir irgi atsileidžia. Tai čia galima kažkaip būtų spręsti, bet kažkada. Nes dabar realiai tik ir testuoju šitą kajaką. Gal trečią kartą esu pripūtęs jį. Nesikabins? Ne, nesikabina masalas. O, lietus iš niekur. Va dabar tai nepasisekė. Reikia, manau, slėptis po... Eikti savo, iš kur tas lietus žiūrėjo oras. Reikia turbūt slėptis po medžiu kažkur bandyti. Nu va. Pirmas ešeriukas kajakė per lietų. Kol tvarkiau kamerą, vėl kažkas užkybo. O, raudonsparnė. Trečia rūšis šiandien. Tai va, jau nutraukėm, nes pasirodo priekį šaka, dabar jau matau, kad šaka yra. Paėmus mešiuką nusipirkau irgi skirtą priklintėm, baidarėm, daiktus slėpt nuo lietaus ar jeigu apvirstat. Turiu avižėlių. Buvo juoda, turbūt ir bandykime atgal dėti juodą. Labai galiu rekomenduoti labai gerą žirklutės iš Kinų. Esu pirkęs ne vienas, bet šitas tai žiauriai geras. Labai gerai kerpa ir netgi kerpa tokį, būna kai kurios ploną valo to nekerpa, nes vis gal tiesiog per plonas ar kas ten būna jos naujos, o šitas tiesiog priimi kiek reikia tau. Cakt, viskas, nėra, viską kerpa. Na kažkaip kol kas tą tantą, ant tų žodžių. Besileidžiantį neblogai stvėrė. Norėjau sakyti, kad reikės turbūt nusimti, nes tikrai sumažėjo kibimų. Buvo va trečias, bet dabar tikrai jau jaučiasi tikrai sumažėjimus dvigubai. Jo, tas pakraštyti pilni kojyčių raudonsparnių, net matos kaip nendrės juda. Nu, sėdėjom tokį, to neberadau vėlėtinio. Čia toks kaip chameleonas ir nuostabus oras vėl tęsis man. Lietus tai čia yra tiesiog
nacionalinis jau Lietuvos džiaugsmas. Žiauriai sunkus metai. Visiem, kam nuo ko priklauso, kurie priklauso nuo gero oro. Nu va, aš po valties raudonsparnį. Šiandien raudonsparnė šito didžiausia, bet sunkiai. Bent jau yra atlošas labai patogu. Opa. Atsidedi, atsilenki atgal, viliesi, kad neiškrysi ir avižį drebiauji. Jo, ir mėgojas tobulo oru šito. O, dangus saulytė šviečia. Nei vieno debesėlio. Ką kalbėti apie kokius nors tamsius. Nors ten saulė matas yra. O, kol rodžiau saulę, buvo paėmę. Nieko, visai šeriukas vyjas, bet neėma. O, paėmė. Da, norėjau sakyti, da ir irklą gavo. Na, va, tokį sėdėjau. Kaip vadinu, aš tokį kaip kažkoks kujagalvis atrodo. Su tokia įdomus raudonas spalva. Man atrodo, kad jis turi labai veikti. O, Jėzus, labai mažas ir raudonas dažniausiai atrodo kaip uodo truklė lerva. Bent jau man atrodo. Ir spalva. Ir atrodo, kad jis turėtų gerai veikti. Jau iš toli girdi, kad ošia kažkas. Tai jau supras, kad tai Alytaus dar viena banga. Taip. Būtų baika pasižiūrėti, ar čia jisai kažkada baigsis ar ne. Ar čia tiesiog laukal nustos krante ir staigiai valtis suviniot. Nu ten, tai tikrai labai gražiai atrodo. Jeigu ne tas lietus, saulė biškį lenda. Oi, o. Negerai. Na va, pasiekėm ir kitokio lietaus. Dideliai laišai. Dar nebuvo šiandien tokio. Pajausim visus skirtingus lietaus stilius. Tai gerai, kad dar negriaudžia bent jau. Net nejutau kaip įmo. Tai jo, da tarpant šitą įkrystą man sugebėjo. Vaivorykštė šviečia, paukščiukai skraido. O, kažkas paėmė, kol skandinau į dugną. Atrodo didesnis kažkoks. Uiuiuiuiuiui, vėl kuoja. O tik čia. O. Žodžiu, taip ir gaudam baltų žuvį, tik tai, kad labai praryja, mažas musaliukas. Ne, nieko. Bandysiu plaukti kitom pusėn. Gal mažesnis gylis ten bus. Labai daug perplaukti reikia tikrai. Visus 10 metrų. Keista, kad nieks nekyba tokia vietoje. Idealiai tiesiog pramestas metimas. Idealiai, tarp lapukų. Vyriukai. Sakiau, kad idealiai pravestas metimas. Gal nenutruks. O. Ir vėl į tą tarpą. Idealiai šitą. Skaitai, gal padarė šitą tarpą žuvim. Baseinėlį tokį. Prašau, sakiau, kad geras metimas. Bet įsivaizduoju, kiek čia būtų galima su plūdinį pridaužyti šitų kuojų raudonspurnių. Gal kada reiks taip ir padaryti. Na va, prie staburo
pirma rukoja. Jo, prie šitą baslio tai kažkaip nėra malonu būt. Tai gal aš iš čia plauksiu. O, tiesiog už nugaros užmečiau ir pagavau. Blemba, oras tikrai superinis. Skęstantį, matau neblogą vėl. Oi, kaip paina. Ar didžiausia bus? Ai, galimai. Ui, rekordinė raudonsparnė. O, kaip jis, vyriukai, pažiūrėkit, kaip blizga prie saulę. Aukselis. Superinė graži. Nu, čia ir užtaikė man raudonsparnių būrelio. Atsivyja daug, bet neima. Ir neblogą raudonsparnę įnešė, visiškai tarp lapukų mečiau, pats mačiau. Ir įnešė į lapukus. Ko mes norim? Lietaus! Norim atsigaivinti. Pikta raudonsparnė. Maukšt. Vėl apkakoja. Pažiūrėkit, kokias gražus vaizdas. Kokia vaivorykštė. Oi, žolėn. Jau galvojau tokį kirtau žuvį. Nu, vaizdas tai nuostabus. Gerai, nutraukiau. Kišam meškerę į kišenėlę šitą ir galim plaukti. Ir galim plaukti namo, užtenka. Nes realiai 1 valanda dar kokia ir sutems. Ačiū, kad žiūrėjot. Baigė įsikraut kamerą, batarikos nekeisiu. Tai užbaigsim vidosiką šitaip. Ką galiu pasakyti, kaip pirmas bandymas žadribis su šituo kajaku, kai vėjo nebuvo, tai labai geras. Įdomu, kas būtų, kai vėjas būtų. Tai nežinau, sunkiau aišku būtų, nes dabar tai buvo nuostabu. Nesitikėjau, kad taip patiks, taip kaip greitai laikas praeis. Visiškai relaksų žvejyba tokia yra. Tai žiūrėsim, gal man reiks pakartot, gal reikės ir su biškį spinningu ir didesnės pabandyti pagauti. Šitoj vietykiai žiūrėsim. O dabar plaukiam.